capture everything. Gal. Tada kumą parneši? Dabar, nu, nežinau. Nu atneš čia kol. Jo. Reiktų nahui, ble. Nenoriu langų išdaužti. Gerai. Čia? Jo. Uždaryk duris. Tikrai nieko daugiau nereikia iš ten. Nejaučiu. Jau ką... Kam? Žuvį trauks, kad žuvį kažką. Skuduriukų reikia pasimti. Yra toj šalmo dėžiai. Paim daugiau lentynų, kur yra variklis. Matai šalmo dėžę? Ten, kur pirštinės vakar ieškojai. Ne šitoj. Ne šitoj, kitoj. Ten, kur pirštinės ieškojai. Nu. Matai šalmo dėžę? Šitą. Jo. Čia mačiau, šalmo dėžė. Čia tai kurva. Čia irgi šalmo dėžė. Čia jau turi ištraukti, jei nori atidaryti. Tikrai sėdė, būnė turi žadį. Kokį žadį buvo atskėlis. Eisna. Bet jau čia jau akumas. Pasikrausiu čia. Tu neprivirši, kažką pasikraus. Pasikraus. Nu ką, varom į žvejybą. Nu va. Su bratka jau žvejoja. Aš dar tik tai remontuoju variklį. Montuoju variklį prie savo kajako. Žiūrėsim, kas čia gausis. Valtis pilnas visko. Žiūrėsim. O čia tai gyvenimas, ne? O čia tai gyvenimas. Reikia stipriai priveršti. Šiaip čia labai bus seklus tam ežerė. Reikės pasikelt variklį. Gerai priveršt variklį. Ok. O čia dar reikės įsiaiškinti. O, čia taip, matai. Bum. Ok. O pakelt variklį, jeigu norėsi staigiai. Opa. Ir pakeliu. Ane. Ok. Aš dar jo neturėjau, tai čia... Ai, kurva. Pirštus prisivėriau. Nu gerai. Nu ką, laidai jau į vandenį merkti. Žinai, ko nepasėmėm? 10 rakčiuko, ar čia 13 kur. Nes man atrodo nereiks. Dedam iškart galingą kumą, kur daugiausiai yra energijos. O su kitais parplauksim. Nu gerai. Nu kažkaip Įsimetei? Jo. Jau tau reikėjo čia. Nu. Čia dar tik tai trečias bėgis. O, visai normaliai, ką?
Nu. Trečias bėgis. Na, man tai neįvelsiu, kur. Ne? Mhm. Taip, tai dega, tai. Oho. Ketvirtas bėgis. Nu ką galiu pasakyti, smagiai tikrai. Nu, blet. Netgi palinko tas. Jau penktas bėgis, tai wow. Gerai. Labai daug įspūdžių dabar. Buvo jungi net atrodo. Jau penktas. Jo, penktas bėgis jau wow. Va, ant antrą savo varytume. Nu ką, reikia pradėti ruošti žvejybai. Reikia pradėti ruošti žvejybai. Per greit plaukiam, kad... Da per greit. Jo, kad gaudyčiau. Nu dabar, kad įsibėgėję esam. Reikia nedaug. Aš išjungsiu dabar iš vis. Va, ant vieno padariau. Toj padėsiu. Eik tu dachai, kokias bangikės. Išplauksim iš... Išplauksim iš žolių, vėl pasijungsim variklę. O tai kaip senovėje su virklais tik plaukdavo? Man tokias žmogus, kad net irklų neįs pasiektų į dugną. Na jau čia žalių. Čiuli. Eik, tu pažiūrėk, koks čia gilis. O taip atrodo vaisėje, ne? Čia kaip marius. Mes išplaukiam su kanoja. O čia tai jo. Tai netoli, va, krantai. Tai krantais varom. Aišku, būtų duobių kokių nors, žinai. Kur būtų ne kažką tai. Kada baigsis tos žolės? Gerai, pažiūrėsiu, teisingai plaukiam. Nes čia neina taip tiksliai pažiūrėti. Nu, kur esam? Esam čia. Esam čia.
toks yra. Čia dar tas nieko nesuprantu. Čia tada sala. Čia yra sala, ane? Ir mes esam prie jos krantų. Mes pasiklydom, žinot. Gerai, plaukim vis tiek iki to kranto ir pagal tą krantą bandysim grįžti. Tas toks jausmas, kad reikia atgal nuplaukti. Nu gerai, varom. Kas? Andrius? Aurimas? Jo, per jūrą. Bet ten žolių nebuvo. Tas tokiu greičiu ir judėjo. Opa! Jau čia Ilonai nematiktų. Jau sakytum, plėsia banguoja. Čia pėsė jau čia iki pat kranto po žalių. Reikia prieš bangas plaukti. Biškai pasiklydom, tai čia jau viskas, ne? Biškai. Parbrėsim. Reikia įsibėgėti, nors biškį. Na ir plojam. Nu tai čia neįmanoma bus plaukti. Koks garsas pirmas, tas būtų į jūrą su ją išplaukti. Bet su lemenėm, su viskom. Tai ir mašinai buvo. Matei. Indrė būtų, tai čia išpratėtų jaučiu. Maldi metų, man tikrai. Opa, pareina.
Nu va, plaukiam namo ir laimiklį pagavau. Lydeką, nu biškį iškelk. Buvo 3 kilogramai tikrai. Aš jau galvojau, kad lydekos jame pagausiu. Viskas, namo ruošiamės, karočiui, iš oro pagavo. Eik savo. Žiaur, karočiui. Nu čia padaryti. Aš pasimečiau, blet, aš pasimečiau pagal. Tik šiaip jie užmušti reikia su tą beisbolkę. Palauk, reikia. Guma visko. Dėk čia pas manęs. Saukai didumo. Žinok, jis jos kanda. Duok per galvą. Duok man tą visą lydeką, kurva. Nu. Palauk, tada neskubėk daužti jos. Kodėl? Tu ne... Gerai. Viskas. Čia spitelė yra. Lydekai užmuška nesikankint. Nes jos kanda, nak, man kai buvo įkandę. Kur to žirklės, kurvas turiu viską. O plauks, ten pramišmarniai. Geras. Iš oro pagavo, ką. Kodėl iš oro žvejavau? Žiauriai gražiai. Aš buvau po to daug koks pakadys. Ne, aš iškart pajutau. Man čia kur didesnės dėžės reikia, blet. Nu, rekordą pamušau, jau 2 žuvis pagavau. Šiaip vieną žuvį per dieną pagavau, aš jau norėjau sakyti, nu va, viskas man norma. Nu ką, plaukiam toliau, žiūrėt kas gero. A girdi? Žvejoja, na. Taip, nori žuvį pagauti. Aš jau 2 pagavau, aš nei vienos. Nu ką? Jau tas pats. Tokį miškį reikia, kur už 30 eurų. Ko tu man neškia? Na. Bet jau traškėja jinai. Traškėja. Čia iš kartai. Ko daugiau leidė. O aš taip ir tada buvau leidęs. Ko daugiau leidau. Jis nuskęsta ten pagal dugną eina. Jis labai daug buvo nuleidęs. Užteks kol kas paskui dar nuleidžiu į ką. Ką? Į tą pusę kurva. Jau jas visas kuro. Biškį greičių reikia, nes nežinau. Kas nuskęs? Nu va, kelionė baigta. Jau dabar einam. Jau
va dabar einam. Bet jau tokie nusikalę. Jo, nusikalę. Na va, mūsų žvejyba baigta. Įdomu buvo. Kitą kartą bus dar įdomiau. Iki kito blogo.